Kaip jautiesi? Turbūt. Apsidairyk aplink. Žiūrėk į savo eterines rankas. Kojas. Su batais, be batų. Galva žiauriai skauda, bet jau kelintą dieną man šitaip. Nu, tai žiūrim. Žiūrėk iš šono, kodėl tavo galva skauda. Kažkokius ugninius sprogimus pro vaizdus matau, nesuprantu, jie bendrai neturi. Ką tokį matai, negirdi? Iš ugnies, kaip eitų tokie sprogimai ugniniai, kas dega, Mhm. srovės, kaip iš liepsnos važių degintų, kažkaip nežinau, kažkaip. Kaip čia smegenis. Mhm. Tai čia kažkoks kaktą prisiminimas? Ar inkarnacija? Ar tai patakėlė? To prisiminimas, nes dabar rodo medžių, žemė visą degančią, Mhm. žmonės deginti kažkokį tokį, po karo kažkokį karas. Mhm. Gerai, nori eiti tą vaizdą panagrinėti? Jo, reikia kabintis kažkaip. Mhm. Kabinamas. Nu, ką matai? Jau ten? Bandžiau Mhm. gilintis, ką matau, bet tokie, kai nuotraukos būtų kraštas nuplėštas, o taip Apdenė. ir tą rodo, tik tą vaizdą ir viskas. Bandau pritraukti, supras, ką toliau. Mhm. Daugiau nieko, Ivan, viskas. Nesupratau. O tu ten esi buvęs toj vietoj? Kaip jauti? Esi ten buvęs? Ar... Neliktai. Ne. Tai paklauskim pasąmonės, kodėl tau parodė šį vaizdą. 3, 2, 1. Karas ir tvinčiojo man galva žiauriai. Mhm. Tu dalyvavai tam kare 3, 2, 1? Ne. Čia kaip metafora, kaip patiko. Man jungia su smegenim mano dabar. Ok, atjunkim smegenis. Ne, ta prasme, kad man toks skausmas galvoj, ką aš jaučiu ir ten rodintas tas karas, naikinimas, tai aš tą skausmą jaučiu, nes pas mane viduj karas vyksta. Kažką tokio čia. Ok. Su kuo tu kariauji viduj? Kas čia vyksta? Energijų pokyčiai? 3, 2, 1. Labai daug prieštaravimų, tai prasme, gaunasi viskas kertasi. Ok, nagrinėjom. Kas su kuo prieštarauja? 3, 2, 1. Sako, negali tikėti juodą ir baltą tuo pačiu metu ir eit dviejais skirtingais keliais kažkaip. Mhm. Dualumė turi, kokį vos ne mes privalo rinktis vieną pusę, Mhm. o aš pasirinkau tą, kad Bandyti priimti ir tą. mąstymą. Mhm. Tu prasme, žiūrėt, stebėt, Mhm. tada viskas, tu negali įsisavinti vieno ir kito tipo tuo pačiu metu, smegenys kaip ir negali. Mhm. Kol kas man tą žodį labai pabrėžia. Ir gaunas, kad tu kaip ir
pasidalinęs kažkiek dalių, kurie gali tikėti ir į tą, ir į aną. Ir nėra to vienybės ir viskas tada atėjus laikui kažkada, prieštarauji pats savo galima, nes tu kalbėsi už vieną pusę ir kitą. Ir viduje Taip, viskas tada plyšta ir fiziniai tu ir tai jauti. Kažkaip, taip reikia laiko, kad susidėliotų viskas į lentynas. jo, Tai kaip tu gali sudėlioti dabar? turi patikėti. Aš tai sakau patikėti, nes aš tikiu, kad kai patikėsi, įsitikinsi, tu nustosi to pačiu keliu toliau eiti. Ir tai vėl prieštarauja kaip ir logikai, mentalui, ir tai neįprasta, tipo nepriimta kažkaip. Bet tai kai sako protas parazitas, Tai jeigu nori atsisakyti, tai neik. Atsisakyk rankos amputuot, ar neturėsi jos. Bet tada per ką mes kalbėsim, matysim, suprasim. tai Aš pats gerai, kaip tu padėjau. gali nuraminti? Nuraminti, negalvoti. O pirmas atėjo, tipo, susitelkti kitą, rodo, aš ten turiu tų variantų, aš juos kartais naudoju. Kiekvienas praktiškai žino, kaip nusiraminti, kas muzika, kas ten, parodė alkoholį, bet nerekomenduočiau. Kiekvienas greipiasi, kas ką žino, supranta, bet nuraminimas tai yra atidėjimas į priekį, į ateitį. Tai nėra tik tam kartui. Tu turi išspręsti, pereitą kažkaip, kad rodo, kad nėra to sprendimo galo, mentališkai. Nes aš norėjau sakyti išspręsti, man rodo į sieną, kad tavo smegenys atsitrenkia. O koks sprendimas? Nežinau, aš noriu parodyti, sužinoti. Ką tau pasąmonė norėtų parodyti? 3, 2, 1. Šio klausimu. Rankinį stabdymą šiandien pristabdyti. Stabdyti. Ir bandžiau gal kitokią prasmę, bet stabdis, eina dabar jau. Aš nenoriu stabdyti, aš esu pavargęs ar kažką. Ne, gal reikia laiko daugiau eiti į eterį ir priimti informaciją, o nedaryti išankstinių išvadų. Gal tai? Rodo, lengviausia yra vieną pusę pasirinkti ir ignoruoti kitas, bet čia vat ir šaiposi, rodo, kai prie karietos tie arkliai, kurie vėjoja, kad nesigąsdintų, šonuose akys jos uždengtos būna, kad tik priekį. Tai rodo kaip lengviausias variantas, kaip religijos politika tenais. Tipo, pasirinkai ir daugiau nesidomėk, nežiūrėk, neklausinėk. Aš taip negaliu. Jeigu tą išgirdau ir to ypač jeigu patikėjau kažko, man sako, rezonavo. Tai aš suprantu, kad valio, tai pastebėjau, dabar ieškau priešingos, tai paneigiančios informacijos. Tik tada galėsiu sudaryti nuomonę. Ir man rodo dabar mano tas dalykas, kad smegenys su 2 rankom paima ir 2 dalis plėšia. Sako, tu tai darai. O tai gerai, kur tavo yra 6 pojūtis? Kiek procentų jisai veikia? 3, 2, 1. Nežinau, kas tai yra. 6, 5, kodėl ne 3. Nujauta, kad tai teisinga informacija. Čia tau vibruoja. Aš nežinau per kur, bet tu būna jauti, tau kažką naujo girdė ir tu supranti, tu to kaip ir patikė. Bet kai aš save pagaunu, kad aš patikėjau, aš noriu ieškoti tada priešingos kitokios prieimo per tos informacijos. Pats sukuriu, kaip paneigti būtų įmanoma, su logikos, su mentalu. Ir tada, kaip visais įmanomais būdais ištikrinu, tada daug platesnis tas supratimas gaunasi apie tą dalyką. Bet man vėl rodo, kai aš tą darau, aš gaunasi skaldau savo smegenis, kažkaip rodo priešai gaunasi šitos smegenis. Bet tai gal tai turi būti, gal tai normalus darbas smegenų.
linkęs lengviausią variantą, tai bent jau man tai yra kvailiausias variantas. Kai tu galėjai sportuoti ir pasirinkti lengviausią svorį ir meluoti savo ir kitiem, kad tu sportuoji, ir kaip su maistu irgi sako, nu tai gerk vandenį, lengviausiai virškinamas. Tai pasirinkimas, aš nežinau. Nu, bet kiekvienam savo, aišku, čia nėra teisingo. Taip. Jeigu nėra kliūties, aš suprantu, kad mane kažkas veda, aš taip suvokiu. Jeigu tu neini, jeigu tu eini, tu atsiremsi kažką, užsikabinsi. Tai yra progresas, judėjimas. Pasroviui tai tave neša, kažkas neturi. Vėl tas smegenis man rodo, kad grįžta. Ten priimti, kad tai normalus dalykas gaunasi. Pertraukų rodo dažniau reikia. Mhm. Bando išeiti vandenį lygstas. Mhm. Seniai nebuvo lygas vandenį, bet vis laiko tai yra potraukis kojas įkišti pas mus tos fjordus. Reikia šiandieną nueiti, žeminti. O, sako, pats kvietėjai. Yra kažkas. Nu, laukiam svečių. Tegul pasirodo. Ai, tai jie čia jau dirba, sako, mes tai kvietėjai, mes čia darom. Nu, kažką ir ką čia jie čia daro? Okay. Jis slepiasi, kažką- sakau, nieko nedarysiu, aš pas prašiau, nu, bandau jam paaiškinti, kad viskas gerai, tegu jie daro, ką nori, aš jam duodu leidimą. Ką jau spėjau padaryti? Jie įsigandė, kiti tokie šypsosi. Tai ko dar pamatysi kažką. Kiek kartu visi, kiek jų daug. Nu va, matai, kiek prisikvietė. Hebrytas. Geras, ačiū visiems, kad atėjo. Tai privėsim. Prireiks gal. Jo. Gal to Džiaugiasi, pačiu ne? pagal Maisto atėjo pavalgyti. Jo, dabar jau jie drąsiau. Jūra žiūri yra šakės. Galingi. Man patinka tie. Jo, man tai patinka tie tokie tais atributais tokiais. Aha, o čia iš Telegramo, kur kvietėjai nuo kitų žmonių, jų interferentus. Iš Telegramo grupės kažkas atėjo. Tegu prisistato į priekį. Čia visą grupę rodo, jo, jie iš tenais. Tai viskas iš Telegramo, ar? Jie nedarasi kažkaip, laukščios. Jie netiki manim. Jie bijo, jie galvoja, aš juos nakinsiu, kažką darysiu. Nors yra drąsių, kurie ramiai stoja, man tie labiausiai patinka. Kaip pikti tiesnukai tokie, kur tu savo gerai atrodo. Gerai, kad nepuola dar. Tau dar labiau patikti. Tai jo, bet jie žino, ką šiandien. Aš gal garsiai pasakysiu, nes matau, kai kurie gal nesuprato. Ta prasme, aš jau pradėjau nuo sekmadienio paskutinio mūsų gimnazijai, palikau atidarytus duris ir visiems telepatiškai mintim ar kviečiau, taigi tada jau rodo rankas pakėlė, sako, žinai. Jau tie, kurie atėjo per duris. Jo, tegul pakelia kas per duris ir tegul pakelia paskui 2 rankas, kas iš Telegramų. Aš ten kitų net nematau daug. Ir kviečiu visus tam, kad parodytumėt, kad jūs tikrai esate ne man asmeniškai, aš jūs tai žinau, jūs mane žinote daugiau negu aš jūs. Pasme, kaip nors per mane įrodyti kitiem, kad jūs ne tik, kad esat, kad jūs galite kažką padaryti, kad sklandyti iliuzijas, kad duoti įsitikinimą, kad sulaužint tą buką aklą tikėjimą, kai žmonės tiki kaip religija, kad Dievas yra, bet jau niekad nematė, negirdėjo ir jiem nereikia nei matyti, nei girdėti. Kažkokiu faktu, tam mūsų, tam 3D
tam dualiam pasauly kažkaip tai. Aš nežinau, kaip variantų neduosiu, turiu aš minčių, aišku, bet tai bus mano pasakyta dalykas, tai man atrodo, jūs čia tikrai daugiau negu aš prabuvę ir padarė, pademonstravę ir man asmeniškai atsimenu, taigi ką demonstravot, jūs galit. Tai pademonstruokit taip, kad Telegramų kanale ir ten kitur su kuo bendrauju, kad būtų tai įrodymas visiems jiem 100%. O jeigu nesugebat, jeigu esate išgalvotos nesąmonės, fantazijos ligotų žmonių, smegenų kūrinys ar dar kokie nors nesąmonės, tai nieko nedarykit, apsimyžę sėdėkit ir toliau kurkit spektaklius. Bus įrodymas tiem, kurie abejoja, kad tai yra kliedesiai, tai yra psichiškai nesveiki žmonės. Jūsų pasirinkimas, ar jūs ką nors galit, ar jūs lūzeriai nieko nesugebantis smyžniai. Nu, tai jie mato tavo juodą skylę, supranti, tai kinkos drama. Nėra juodos skylės, bet seniai nėra. Nu, bet to gali padaryti. Aš kitą metodą radau. Kvieskit savo pačius galingiausius, klauskit jų patarimų, jūs taigi 1000 metų gyvenat, jūs yra teigiančių, kad jūs žinot, kaip jūs darot, kaip jūs elgit, sukuriat karus, kaip ką manipuliuojat. Manipuliuokit mane, bet kada. Turite iki kovo 3, atrodo, gausis. Savaitė dar liko su viršų. Turit galimybę, turit praktikos, jeigu iš viską nors jūs galite. Jeigu jūs tikri. O jeigu ne, tai ką. Pasakas galim kur. Vienas iš jūsų paneigimų, kaip smegenys gali tai sukurti, tai yra bet kokie haliucinogenai gali sukurti haliucinacijas. Tam yra skirtingos rūšys, žmonės yra sukūrę. Tam yra begalė narkotikų medžiagų. Gali pavartoti ir tai jausti tą patį, ką mes matom hipnozėje. Kaip žmonės, kaip faktą, turi oazės pamatymas, pavyzdžiui, dykumoje. Praktiškai visi, kurie trokšta vandens, o ten visą kitą. Smegenys sukuria tą iliuzinį vaizdą, taip pat ir visi patikė jo 100%. Ir mes dabar patikėm 100%, ką matom. Tai kodėl čia nėra smegenų darbas? O jeigu mes to norim, gal ta hipnozės įėjimas ir nes hipnozė yra tas vienas iš triggerių, tas pats kaip tapetė ar ten žolė. Ir tai yra eilinis gal smegenų fantazijos reikalas. Jeigu nesugeba to įrodyti realybei per mane, tai jūsų nėra iš neprakeiktus, bet tuščia vieta. Bet mano mintis supranta. Tai vat aš noriu to tikrumo, kad tai nebūtų sekta kažkokia religija, tai būtų įrodymas, nesvarbu kokia kaina šiuo metu. Tai kad prašau, dalyvaukit, reiškitės, žiūrėsim, ką jūs galit, jeigu jūs egzistuojat. Ne man asmeniškai įrodinėt, čia ir dabar aš tai žinau, bet per mane kitiem parodyti, kad būtų galima kaip pavyzdį parodyti kitiem, ką aš parašiau ir ką pasakiau įrašą. Ir po to, kas su manim tipo, kaip viskas vyksta. Tai gal jie kažką nori pasakyti? Jie šneka. Nu, tą rebesnį kokį kviesk, ką jisai ten. Jam savas laikas, savo. Nu, laiko nėra. Iki kovo 3. Yra, pas mus laikas toks, pas jos tai yra begalinė. Aš tik su vienu apie to savo turėjau, kur galinėjausi, ten, man atrodė, ten apie pusę valandos, o įrašą klausau, ten keletą sekundžių buvo, taip pat jos laikas kitaip. Yra čia norinčių, rodom variantų. Yra, tik tai jeigu ne man čia parodykit, o rodykit taip, kad matytųsi išorėje. Per mane ar kažkaip, tai nežinau, sugalvokit, jeigu turit patį savo fantaziją. O jeigu tai veikia tik tai pagal mūsų sukurtą fantaziją, tai reiškia jūsų nėra. Mes prisifantazuot galim ir filmų prikurt ir serialų, ko nori. Parodykit to, ko aš nesugalvočiau, nepadaryčiau. Būtų įrodymas. O, galvos skausmas iškart nuėjo. Gerai. Tai čia jie tau darė tą skausmą? Nu, jo, čia veikia. Parodė dabar, ne? Taip, va, žiūrėk. Norėjai, va.
prašau. Ai, jie man sustabdė, kad galėčiau kalbėti. Ne, jis mane labai, Mm, mane net vimdė porą kartų, porą dienų buvo. mm. Šiaip nevimdo niekada. Aš Kaip supratau, kad migrena. veiksmas, ja. Nes aš kaip, jas kasdieną dirbdamas ar taip sakydavau, tai ką nėra, ką nesugebat. Ir man žaidavo galvos skausmai iki vimdinimo. Tai supratau, kad čia jie, bet sakau, ne man demonstruokite per mane, čia nėra tas variantas. Jeigu per būkį, tai kas iš to. Po kovo 3 visus sunaikinsiu ir viskas. Metodą turiu. Tai va, kvieskit visus, planuokit, darykit, žiūrėsim, ką jūs sugebat. Kuo tai baigs žaidimukas. Patenkit, šokinėja, kaip planit iš jos. Gerai. Mm. Ilgiai tik nepatenkinti pasislėpę šone kažkaip jie. Bet jie vis lieka tokie be emocijų dažniausiai. Mhm. Tai tokie kažkokie klausytom akim, tipo kalėk. Kas dar ten atėjo? Velniai, pilkiai, kas dar? Oi, čia snukai visokių, nežinau, ir reptiloidų visokių, tai galvos skirtingos yra. Mhm. Dydžių labai skirtingų yra, bet gali gal keistis. Demonų šiaip daugiausiai čia. Iš tų, kur pakėlė ranką, va, iš grupės, kur sakėjai, tai keli reptiloidai, šiaip demonai buvo iš mūsų va, tos grupės. O aš tu kojas matau gale stovi, didelis. Gal jau yra tave įskaidę, jau ištampę po laboratorijas? Tai ten, ką daro, tegu jie daro, man nesvarbu, aš noriu tai, tegu dabar daro, ką nori su manim, kaip nori. Kad tai būtų įrodymas fizinėje erdvėje tiem, kurie tiki, netiki. Jeigu jie tai sugeba, jeigu jie šis ką nors sugeba. Man atrodo, jeigu yra telegramų grupė, tai vis, tiki, taigi ne šiaip savo mes ten susirinkime. Jau visur yra, tai kaip jų gali. Tu net neįtum į tokią grupę. Ėjau ir dar netokios ėjau. Čia bent jau žmonės savo prikalbėjo, kad jie nušvitė ir kitiem. Yra, kurie priešingai šneka, kad jie už demonus, kad jie jos laiko, maitina ir taip toliau, daro ritualus. Tai visokie satanistai ten taip toliau, ten juodosios magijos. Jie būtent 100% viską dėl jų daro. Aukoja save, savus. Visokių grupių yra. Arba tų ekstrasensų visokių grupės ten dalinasi irgi yra, kurie mokinasi. Jie specialiai pasišvenčia tie visai tamsai ir to didžiuojasi. Raganos visokios taip toliau. Sur yra pilna. Bet žinai, tos raganos, aš irgi buvau ragana, bet mane vadino ragana, aš buvau žolininkė. Tai čia kitas dalykas. Jo. Ta prasme, žmogus pasirenka. Vieni sako, aš ir tokį, kiti sako, aš nematau skirtumo, viskas bendra, o kiti specialiai pasirenka. Juodą sako, aš dirbu su mirusiais, užsiemu nekromanciją, ten aukoju vaikus ar dar kažką ir taip toliau. Tai jie renkasi tą vieną pusę. Tai čia visokių yra. Bet ta prasme, kai skirtingose grupėse dalyvauji, bendrauji, tada pamatai, kiek jie visi panašus, net vos ne vienodi. Ir nėra skirtumas, kokį tu ten pavadinimą užsidėsi, ar ten tu tiki šlovinį demoną, ar tu vaizduoji, kad nušvitęs. Kai matai tas pačias intencijas, metodus, kalbas, tai labai gražiai susideda, bet jeigu tu kaip tas arklys uždengtom akim vieną tunelį matai ir paeini, tai tu nieko kito ir nepamatysi, tai tu net nesuprasi, kad tas prožektorius priekį, ar ten demonas to šviečia, ar tu tas kažkas tavo iliuzinis dievas, ar dar kažkas. Bet čia kita gal vėl tai rodo. O čia bando diskredituoti viską, jiem atrodo, čia bus dalis, tai gal iš jų dabar viskas tas eina. Bet jie rodo mano tos matymus, kur aš einu, kad tau. Bet aš jaučiu, kad šitie visi žodžiai silpnės tikėjimą, o dauguma vis tiek silpni. Kurie klausote, tai mąstykit, ką klausot, kaip sakant, atsirinkit. Aš šiuo momentu to testo iki kovo 3, gal net ilgiau nesakau, kad aš sakau tiesą ir nesakysiu. Tiesos aš netikiu šiuo momentu. Manau, per mane jis daugiau melo ir apgaulės negu tiesos. Jeigu ir bus tiesa, tai ta, kuri nuves kažkur blogai. Bent aš taip tikiu, kad tai turėtų būti.
matydamos tuos, kurie daro mano įtaką, bando daryti. Net juokingai. Gerai, praktikamas. Mhm. Purtoja mane visą širdį kalatoja. Gerai, galim keisti. Noriu keisti erdvę, Ne, kažką kitą ne, žiūrėti. gerai. Mėgaujas. Jo, viskas gerai. Jie man rodo, jie mane bando gąsdinti. Niekaip jie nesupranta. Neveikia. Patikrina. Žmonėm parodykit, masiai parodykit. Man. Aš juos paliksiu, žinau, tai gal nepereidinėkim, kad jie liktų. Aš tada paliksiu atviras duris. Ten, nežinau, viską, jie taip pat taip jau čionais visi. Ir dar eina, matau. Vis dar eina. Jo, čia atgalo tai nematau. Juoda masė visą judins. Užsisukę grupuojasi, kažkas šnekas. Na, aš jau norėčiau duoti komandas tau, bet žinau, kad tu nenori. Jo, gal, bet nereikia. Aš norėjau ir įsitikinti, ar iš jūsų tai suveikia. Tai pasirodo, ir mes galim kviesti ir jos kviečiam, užtenka minčių. Mhm. tą matau reikia visiems žinot. Jeigu tu pagalvoji, kad tu nori, kad ateitų, tai girdi, tai mato ir ne vienas, ir ne šimtai, tai perina per visus. Nebūtina kažkokius ten kažkieno tai instruktažus atlikinėti, ritualus. Nu, tai Viskas yra telepatiškai. savim. Mhm. Jo, tu turi intenciją, tu ją gauni vos ne momentiškai. Tai aš nuo praeito sekmadienio pas mane jau kaupėsi ir tai pas mane. Nu, aš tai jaučiau, jo. Tai yra. Telegramė irgi daug iš ten atėjo. Bet ne visi vien tik atėjo, kai kurie dar prisikabinę, matau, šlangos yra dar. Šios raunu dabar išrausus, kad ateitų pas mane, kad juos paliktų. Va. Nu, ką pakšnanga. Jo, aš stengiuosi išrauti taip, kad su visais galiukais, kad neliktų. Ir tiem žmonėms šviesos pasiūs, kad užsivydyt. Ne, dabar negaliu. Mm. Dabar ką siūsiu, jais matau su jais užkresta viskas. Niekam nesiūsiu. Kas klauso patys, žiūrėkite mane, va, kaip šituos visus, ką matėt, ko tikitais demonais. Tai ir taip toliau, čia yra viskas dabar, jų kontrolė beveik. Stipriai spaudžia. Tu paspaudži. Jo, čia dar jas manim dabar tiek visokių dalykų. Jie tikrina, ar Nori truputį erdvę savo prasiplėsti. Pasadinėm savo erdvę. Ir nespausiu tave. Rutulį nusibrėžk aplink. Skritim. Ne, aš leidžiu. Sumažinu save. Jie netiki, kad aš leidžiu, jie tikrina. Mane O taigi paveiks. jie žino, kad čia eksperimentas. Taip, jie gali daug dalykų per tai padaryti. Jie galvoja, kad jeigu paspaus mane per stipriai, aš juos užblokuosiu, sunaikinsiu ar išmesiu. Šiam rodau, kad galiu išlaikyti. Keičiam erdvę. Nori keisti? Mindaugai. Alio. Tu atsijung dabar.